Laidą remia Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras. Rūpinkimės savo sveikata. Rubriką remia užsienio kalbų mokykla Intelligent Mind. Ar valaisi dantukus? Jo. Taip. Kartais. Aš visada pamirštu arba mama nenuperka šepetėlį. Aišku. Taip. Kiek kartų per dieną ir kiek laiko? 3 minutės ir 2 kartus dieną. 2 arba 3. Aš valausi tik vieną. Šiais metais dažniausiai 1 kartą į dieną. Ryte dar dieną įsivalau ir vakare ir naktį. Per pietus. Manau, 3 minutės. Ir kokias 10 minučių. Maždaug apie 20 minučių kiekvienam dančiui. Kodėl reikia valyti dantukus? Kad jie neskaudėtų. Todėl, kad jeigu nenorėtum, kad būtų kažkoks senis, bent dar jaunas, tai todėl reikia valyti dantis. Kad būtų švarus. Sudės jie gali. Arba iškristi bet kuriuo metu. O ką tu galvoji, ką daro dantų daktaras? Kaip tai? Leidžia sprysus ten į smegenėlės, va čia. Jis patikrina dantis, ar nėra skylių. Jeigu yra, tada ten įdeda, išgręžia ir įdeda plombą. O jeigu supuvęs ir jau nieko nebepadarysi, ištraukia. Man milijonus kartų dėjo plombas. Aišku, ne patį milijoną, bet kelis kartus, 10 kartus.